Gyvenimas – tai magija, o magija – tai iliuzija. Vieninteliu iliuzijos meno specialistų save vadinantis Slobodanas yra pradanginęs ne vieną žmoną. Beje, šis metodas Balkanuose ir Europoje neretai pripažįstamas išradimu. Ir kai krizė kala vienis į karsto lentą, gyvenimo sensėjus sugebėjo susikrauti didelius turtus. Neretai, o galbūt ir visai dažnai, mūsų herojaus vartus varsto įtakingų žmonių veidai. Kaip užsidirbti milijoną, ar išsivirti buljoną, ar galbūt net pasikabinti sijoną, arba kaip pradanginti savo žmoną. Netrukus išgirsite visus atsakymus į šiuos klausimus. Mūsų herojus jau keletą tuzinų metų savo gyvenimo plūdę užmerkęs Lietuvoje. Slobodanas it kalnų ožys braunasi ten, kur ko gero ne kiekvienas svetimšalis nedrįstų brautis. Stiprybė ir užsispyrimas – tai jo antroji pavardė. Jis surūko spraksančią cigaretę ir pradeda pasakoti savo gyvenimo vingrybės. Sim salabim. Kokiais kerais Lietuva prisiviliojo jūs iš didžiojo Balkanų katilo? Prisiviliojo mane moterim. Moterim, kurią aš pamilau, jos nematęs, bet girdėjau. Ir aš dėl jos atkeliavau čia, mane surišo ir valtelį atplukdė. Ir aš atvykęs neradau tos moters ir likau čia. Nes man Lietuva yra kaip moteris. Ar yra sunkumų, su kuriais susidurite mūsų mažoji Lietuvoje? Yra. Žmonės dažnai sako, nusiskusk į ūsus. Ir žmonės sako, nusiskusk į kepurę. Bet tai yra, kas aš esu. Ir po ūsais slepiasi dalis manęs. Ir aš negaliu parodyti visiems. Lietuvių išmintis byloja. Kiek revių turi medis, tiek metų turi medis. Kiek jums yra metų? Man metų yra tiek, kiek Zagrebo centrinėje aikštėje. Magija – tai profesija ar gyvenimo būdas? Šis klausimas dažnai kamuoja mūsų herojų. Jis vis bando suprasti atsakymą, ieškodamas įvairiausių ženklų. Dar būdamas 6, jis pradangino savo mylimąjį šunį. O sulaukęs 13, Slobodanas jau pradangino savo vaškinį traktorių. Papasakok, ką dabar veiki savo mažajame gyvenime? Einu pas gimtadienius, į šventės, į vestuvės, rodau triukus. Žmonėm patinka, kviečia mane dažnai. Bet dabar mažiau, dabar toks metas sunkus yra. Taip. Esu mačiusi daugelį Popperfieldo nuotykių ir jo kuriamų stebuklų. Ar jūs galite padaryti kažką panašaus? Ar galite pasakyti, koks jūsų pats nuostabiausias ir pelningiausias triukas? Mano triukai yra tikras magija. Ir mano didžiausias triukas, ko gero, buvo. Aš nudanginau savo žmoną į kosmosą. Triuko esmė yra, kad iki šiol mėnulį mano žmona yra.
sėkmės suknelės skraistė, paskui save tempiantis Lobodanas prisipažįsta. Kartkartėmis girdintis senolių ir bočių balsus. Jis – žmogus knyga, o gal taikliau būtų vadinti magikų Biblija, dažnai nestokojantis iškalbos bei išmaldos. Ko galėtumėt palinkėti mūsų gerbiamiems žiūrovams? Kai mano senelis yra pasakęs, žmogus tai vyras, vyras yra žmogus. Būkit žmonės, būkit vyrai, būkit moteris ir vyrai. Ir kai vyras bus moteris, a moteris bus vyras, tai bus ir žmogus. Taigi, mylimi žydro ekrano žiūrovai, noriu palinkėti, kad jūsų gyvenimo kortos būtų puikiai išmaišytos. Turėtumėte juodo ir balto. Aš noriu jums palinkėti, kad jums geriau tegul nesiseka kortose, bet sekasi gyvenime. Iki.